Jūra tokia pat kaip ir vakar. Banguoja. Ne aną pusę, o tai varysim pajūriu. Tolyn, kur Rygos kryptim. Tik vanduo šiltas. Naktį visai neblogai praleidau, tik tai gal pabudimų biškį buvo. Kažkaip labai neįprasta, nes dar prie pat jūros šniokštimas tas toksai. Kažkaip gal neįpratęs. Visą laiką, kai reikia kažkuo, atrodo gerai čia mėgosis, kai ošia tas, bet nežinau. Nežinau, gal reiktų toliau statyti palapinę kitą kartą. Ne prie pat. Tenka važiuoti pagrindiniu Latvijos A1 keliu. Žiauru. Taip viena kurios labiausiai laukiu. Tragiškas važiavimas. Minam, visi nežuoja eina. Iki Sausio Gryvos, ten gal katagas mums prasidės, bet iki Rygos bus čia košmaras. Šiandien medžiagos turbūt video bus mažai. Nes pagrindė šitas kelias pjauti. Labai ne kažką. Čia be pjaudami tuo greitkeliu. Šiandien bokštelį užmatėm. Kuivis kažkoks. Atokras. Toks bokščiukas, žiūrėk. Tik, užlipam pasižiūrėti. Važiuosim dar kokį 20 kg. Kai 20 kg važiuosim pusryčiauti. Kaip ir vakar. Greičiau bėk. Ja. Lipk, greičiau. Greičiau. Ar ne? Nu va, iš bokštelio vaizdelis. Šalia jūra visiškai. Gražu. Kažkas ten atbilda, atkilba. Kažkas atbilda iš apačios. O štai kas čia atbilda. Sausio Gryva pasiekta. Šiek tiek radom tako dviračių, bet tai buvo nelabai, šaknų labai daug daužėmis. Jau geriau gal to keliu baisu važiuoti. Dabar šitą Sausio Gryvą reikėtų mums kažkur papusryčiauti, nes apie 10 kg nuvarėm. Energijos reikėtų. Ką operatorius? Nutariškas Sausio Gryvo. Už Sausio Gryvos išsukom iš to baisaus kelio į šaligiagreičiai kažkokį radom miško keliuką. Tai dabar visai gal ir neblogai, bet tik tai nedaug čia 7 km ir vėl teks grįžti atgal tą patį. Čia visai toks fainas. Panašiai kaip Estijai, važiavom, ten asfaltuota. Bėgti iš kelio judraus buvo klaida didžiausia, nes su 200 kg dviračių per smėlį ir šaknis važiuot per mišką, kuriam tabu vietų važinėtis. Laužymas, o šitą iš viso tragedija. O, kažkas kelias. Smėlis. Nu ką, toliau stumsimės turbūt. Baigęs mūsų minimas. Va. Koks keliukas. Viskas, privažiavom. Privažiavom. Teks stumtis. Du bėdžiai
išlenda iš to mėlyno, kur vos antrąsyk vėl kuo neįsisukom. Rado miške. Kažkokia nesuprantam, čia privatu, neprivatu, staliukai va visur žengti. Galima atsistosim pavalgyti pusryčių. Kai niekai nepavalgom. Jo, va čia tokia visai, jeigu ten laužą gali kurti. Nedaug tų dievų, jau geriau to keliu tarp mašinų važiuoti. Ne tarp šaknų, pušų, smėlio ir laužyti dviratį. Dažiai, nepareikintum. Patausim. Pasvečiausim. Nežinau, kas čia yra. Kas čia skaitos. Kiek gerybių turim. Gausus kalas. Sprendžiam dilemą, kur važiuoti šiandien, kur nakvot. Nes nežinom. Liūtas nusimato, bus, nebus neaišku. Tai dabar miškais makaluojamas kaip autobusu 200 kg dviračių. Ja. Su savim skaičiuoju, tai bagažo tai 60 kaip minimum kilogramų. Tas dviratis 20, 80 kg. Na, 102 nesveria, 200 nėra. Gerai, einam valgyti. Šitas Münchauzeno parkas, muziejus. Čia vaikam turbūt tokia daugiau aikštelė žaidimų. Niekas kažkaip įsivaizdavau kitaip. Tiek, kad galima apvažiuoti tą kelią žiaurų. Pro tą parką. Kiek tai buvo. Pats miestelis griuvęs, nutrečias tas duntė. Stipriai. Jeigu ne tas parkas, šitai visai būtų nulis vieta. Pareina baigeris, ane? Ką, vėl tą gerulį kelią šoksim. Važiuojam žiauriai šūdinų keliu. Kažkas prigulė. Žiauriai baisus kelias. Žiauriai. Čia reikia. Mankštama per štokas. Išgyvenom avienos kelią, dabar esam Zvejincėmis, varysim parduotuvę kažko nusipirkti valgyti. Nu, tai va, šiaip gerai. Sau važiuojam, oras geras, turėjo lyt, visai nelyja. Šilta ir gerai ir smagu. Prasidėjo takai, nebariai gatvėm, keliais važinėti. Galima normaliai. Kelias palei jūrą. Dabar esam saukrastį. Ieškosim, kur pritūp nakčiai. Gal išėjus vėl tokia vietikę nugaudyt. Kažkur prie jūros. Kas jinai čia visur šalia. Kas matys, kaip čia mums seksis. O, namelis ant jūros kranto kažkas statos. Neblogai. Sugeba žmonės. Varom, paliekam savo kraštį. Mašinų pristatytum, tai?
Jo, tai pliažą visi. Visi pliažiuką varo. O mes judam tolyn. Pakeliu į Lielupę. Bet panašu, kad ir čia. Nelabai bus. Va, radom vietikę. Čiki? Limbažiai. O? Prie Limbažiai. Prie Limbažio. Va. Čia įsikursime va smėliuks. Ten jūra netoli reiks va įsimaudyti. Eisim pasideginti. Kolegas to už nugaros. Ja, lepata. Gilus vanduo nešuojas tolis gerai, bet iki kilo vandens. Ja. Jo, lepata. Matai ten lanką. Na. Latvija. Aha. Tai aš visą tą kai tik pravažiavom. Taip. Šiandien. Udai. Ir dar daugiau čia, ne visas tas, kaip matom. Iškabi. Eikų čia jie vaikščios ilgai, nuobodžiai jaučia. Žinoma, nu, aš vakar, kai 9-8 tokia pasakys, man palašyti. Na gerai. 9. Na gerai. Ai, šanks. Paži, neoficialiai visai neplėdžia, čia mes ruošiamės vakarinę darytis. Virsim žolės. Įsipjausim žolių. Ir įsivirsim žolių. Va. Čia statysim palapinę. Dar taip esam iš naglėlinių. Nu, taip dar nesam naglėlinių. Čia tokia kaip palapinės zona. Čia sienai bus vienai priedam. O čia va pliažas bus iš karto. Latvija. Kiek akis mato pliažas toks va visur zaina. Rytą pliažę ten praleidom naktį praeitą. Bet tas dar geresnis, jeigu čia mūsų neužgaudės, nes čia aišku negalima stovyklauti. Tai bus matyti. Kol kas bandom kurtis. Dar ir saulę palydėsim.